Sveiki. Mes esame ir vėl Aušros Maldeikienės svetainėje ir vėl tęsiame pokalbius, kuriuose, taip kaip bandome visada formate išlaikyti, kad kalbame tryse. Ir šiandien Vytautas Adomaitis buvo per daug protingas ir netilpo tiesiog į šitą pokalbį, nes būtų jau per daug išminties, tai mes kažkaip tai Vytautą jaučiame. Vytautai, mes laukiame tavo kritikos ir pastabų ir tikime, kad kitame pokalbėje tu vėl sužibėsi. O šiandien tu esi mūsų įkvėpimas, o šiandien, kai visada, yra Aušra Maldeikienė, Skirma Kondratienė, kaip ne visada, bet kaip su kaupu kompensuojantį Vytautą Adomaitį ir aš Andrius Navickas. Taip, dabar aš galvoju, turbūt kaip pristatyti Skirmą labiausiai, nes mes prieš tai kalbėjom, Skirma sakė, kad siūlė nuo pensininkės iki socialinės politikos mylėtojos, bet turbūt, kad jeigu pradėti, kad aš su Skirma bent jau susipažinau, net neatsimenu kada, tai buvo seniai, bet aš susipažinau kaip su žmogum, kuris Lietuvoje kalba apie socialinę politiką ir apie skurdo klausimus, kas buvo, man kaip tokių krikdemiškų pažiūrų labai svarbu atrodė tada. Ir kita vertus, kad ir čia tai būtų tik tai smulkmena, jeigu būtų, žinotume, kad Skirma Kondratas patarinėjo Valdui Adamkui, Kubiliui, čia kažką tai Atviros Lietuvos fonde darė, bet tai žinome žmogus, kuris gali šiandien labiau turbūt nei kas kitas palyginti ir Trumpą su tuo žmogum, apie ką Trumpas vis kalba, kaip apie savo tam tikrą, kaip tokį vizavį arba kaip apie alter ego, apie Ronaldą Reiganą. Tai kiek metų jūs dirbote pas Reiganą? Pas Reiganą dirbau 2 metus, bet aš dirbau Respublikonų nacionaliniam komitete prie Reiganų dar 2 metus. Tai vien per visą jo kadenciją praktiškai. Tai viską, tai žinote, tai viską, ką Reiganas gero padarė, tai padarė dėl Skirmos, o ką jis padarė ne taip, tai neklausydamas Skirmos. Tai visas iš esmės galime taip. O iš tikrųjų dabar tas klausimas, kadangi pakalbėjome ir apie Respublikonus ir paskui grįšim prie kitų, bet man labai įdomu, šiaip paėmus ir Amerikos lietuvius daugiau, tai visgi mūsų visa diaspora tai buvo tokia respublikoniška, labiau tapus bent jau to Reigano laikų. Nes... Vyresnės kartos ir iš tikrųjų tai man irgi visuomet, dėl to, kad mes augom tėvų auklėjami, o tėvai labai pergyveno dėl Lietuvos praradimo, tai mes turbūt visi dalinai buvom respublikonai, bet dėl užsienio politikos. Respublikonai dėl užsienio politikos, tikrai ne dėl vidaus, man atrodo, kad lietuviai dar nelabai susigaudė vidaus politikoje ir apskritai. Bet mano šeimoje tai buvo truputį kitaip, dėl to, kad mama buvo jinai buvo tik baigusi Lietuvoje iš labai skurstančios šeimos, buvo pabaigę 4 pradžios mokyklos klases, 4 klases ir baigė dar žemės ūkio mokyklos 3 klases ir viskas, ir visas jos mokslas. Tai kai mes nuvykome į Ameriką, jie dirbo fabrike. Jai labai patiko ta lygybė, kad visi jų viršininkai juos traktuoja kaip žmonės, kad tenais jį dirba ir su juodaodėm ir su šitom. Ir jinai tyčia ir dar tėtį paerzinti buvo demokratė. Tai mūsų namuose, dar aš turėjau 2 brolius ir seserį, tai ginčių politikos klausimais buvo apstu. Man visuomet buvo įdomu politika. Ir tikrai man netrodė nei viena pusė, nei kita neturinti visus atsakymus visiems klausimams. Tai irgi aš kartais, pavyzdžiui, man kaip Kennedys pradėjo tą kovą su skurdu, tai aš buvau grinai demokratė, aš už jį balsavau, man atrodė labai viskas taip turėtų būti ir vienu žodžiu tėvas už Niksoną balsavo, bet aš už Kennedy ir panašiai. Tai vienu žodžiu labai skiriasi ir ypatingai mano kartos jau Amerikos lietuviai, tai labai pasidalinę buvo, nebuvo vien tik tai. Žiūrėkit, bet šitas man yra labai nuostabus atsakymas, tarsi, bet žiūrėkite, tai visi lietuviai, ne lietuviai, bet apskritai tokie žmonės buvo dėl vidaus politikos vis tiek daugiau pritarė, demokratai, kurie nori lygybės, užsienio politikoje yra respublikonai.
Kas dabar atsitiko Amerikoje, kad visi tie kalba, kad apie skurstantį dar daugelį žmonių staiga pradeda kalbėti apie tai, kad gal respublikonai kažką pakeis, o žvelgiant į užsienio politiką, nu, niekada nedraugavo rusai su amerikiečiais kaip su respublikonai, arba iš respublikonų senatorių girdim tokius kartais pareiškimus Rusijos atžvilgiu, kurie pritinka. Toks vaizdas, kad ta partija ant tiek transformavosi, persikeitė. Visiškai, visiškai kitokia negu kad buvo. Tikrai absoliučiai net pažintum ne vienos politikos, kur Trumpas čia pravedinėja su tais respublikonais, kur buvo Reigano laikais. Aš nesakau, pats Reiganas visko tobulas buvo, bet vienu žodžiu, tais laikais buvo galima susišnekėti, buvo galima eiti į kompromisus su demokratais, buvo kongresas veikė, kaip turėtų veikti, daug ką stabdė, daug ką klausinėjo, ten buvo visokie klausimai, kur aš turėjau, bent kaip viceministrė dalyvavau ir turėjau atsakinėti, kodėl mes darom taip, o ne anaip ir panašiai. Tai visai dabar jokio dialogo nėra. Jokio dialogo. Kas nutiko? Man tas yra įdomiausias klausimas, kaip iki to prisigyvenom. Labai lengva, dėl to, kad man atrodo, kad politika ir čia Lietuvoje irgi ta problema yra ir aš jau nuo pirmų dienų sakau, jie nemoka kalbėti su žmonėmis, jie kalba kažkokiom klišėm, teorijom, stumia vieną dalyką, kitą, jie nekalba, pavyzdžiui, Amerikoje dabar, čia pavyzdys, tai žmonės tikrai sunkiai gyvena ir net ir vidurinė klasė pradėjo kuo sunkiau gyventi. Ir demokratai kalba tą, ką visuomet kalbėjo, bet žmonės mato, kad viskas blogėja. Jie sako, ekonominiai tie rodikliai rodo, kad viskas gerėja. Rodikliai tikrai šitą rodė, bet žmonių gyvenimas dėl to negerėjo. Tai jie pradėjo nepasitikėti ir netikėti demokratais. Ir tada ateina Trumpas, kur visus atsakymus turi. Jisai turi, tik manim pasitikėkite, aš žinau, aš jūs užjaučiu, aš jūs suprantu, čia baisi ekonomika, jūs baisiai gyvenate, šitaip ir anaip. Tai pritraukia žmonės. O dėl užsienio politikos aš pasakysiu, kad amerikiečiai, eilinis amerikietis apskritai nesidomi užsienio politiką. Tai labai lengva ir manipulacijas visokias vesti. Ir vienu žodžiu, užsienio politika, aš atsimenu net kaip aš buvau gimnazijoje ir universitete, daug kas nežinojo nei apie Molotovo-Ribentropo paktą, apie Rytų Europą beveik nulį, dar kažkas domėjosi Prancūzija, Italija, dėl to, kad ten glamūras ir vieno žodžio šitaip, bet iš tikrųjų užsienio politika kaip po tokia, jie tiesiog pasitikėjo demokratiniam vertybėm ir manė, kad viskas tvarkoj, kol mes stumėm tas demokratinės vertybės ir tai ir gerai, ir blogais metodais, bet vienu žodžiu nelabai domėjusi kas kur ir tikrai nežinojau, kas vietnamiečiai, kaip Vietnamo, tik kad buvo komunistai ir nežinojau, kas yra vienu žodžiu Irake problemos ir kaip ten išspręsti jas nuvertus Sadamą. Vienu žodžiu nesidomė ir nelabai gilinasi. Tai tarp kitko ir čia Lietuvoje nelabai gilinasi į daug ką. Tai man visuomet buvo įdomu būtent dalinai dėl šeimos to viso, kad man visuomet buvo įdomiau, kas vyksta tikram gyvenime. Nes aš sakau, mes su 4 vaikais ir tik atvažiavę į Ameriką ir tėvas buvo teisininkas Lietuvoje, bet čia neįsiversi Amerikoje. Tai dar irgi dirbau fabrike, kol ten vakarais išmokau šitą apie techninį braižymą ir tada buvo inžinierius 2 metų stažų. Tai labai mes neturėjom daug pinigų, niekad. Ir man viskas buvo įdomu, nes iš vienos pusės, kad čia jūs patys kalti, o iš kitos pusės reikia jums tik duoti kažką. Tai man atrodo, nei viena pusė, nei kita teisinga nebuvo. Tai man kaip čia spręsti, kad viskas būtų gerai. Ir iš tikrųjų aš pasakysiu, kad aš respublikonams pradėjau dirbti būtent dėl to. Aš mačiau, kur nusigyveno demokratai, tik tai dalink pinigus ir viskas tvarkoj. Ir savo atjautą matuoja pinigų kiekiu, o ne rezultatų. Lietuvoje lygiai taip pat. Tai ne pinigų kiekis, o ką jisai nuveikia su tais pinigais, šitas yra svarbu. O respublikonai jo, tai čia dažniausiai būdavo tokia, kad oi čia reikia jiems, vienu žodžiu, čia jų kaltė, čia jie tingi, jie nenori šito, jie nenori to. Ir aš iš tikrųjų mačiau, kad yra truputį komplikuočiau ir dėl to aš buvau pirma, turbūt respublikonė, aš jau čia kaip
komitete dirbau, paskui dar norėjau į Heritage Foundation, kur irgi visiškai pasikeitęs. Nu, dabar jis yra labai dešinysis. Taip, iki crazy. dešinys. Jo. Bet aš tikrai atsimenu, prieš kokius 20 metų Heritage Foundation buvo vienas rimtesnių tada. Bet ir tada visą laiką taip linko. Irgi liko į dešinę, bet nebuvo libertarai. Taip, dabar taip pavyzdžiui. Konservatoriai irgi ėjo į kompromisus kaip kada, bet jo, stumė savo liniją. Bet aš iš būdų esu konservatyvi. Taip. Tai man atrodė, kad iš tikrųjų galima padėti žmonėms, gerbent jų orumą. Dėl to, kad ne visi, ir dėl to, kaip pirmą respublikonai sakė, reikia, kad jie atidirbtų. Ir dabar irgi lygiai tą patį. Aš galvoju, aš dabar skaitau apie jų benamių politiką, apie jų šitą. Viskas taip, kaip buvo 90-metį dar ir ta diskusija yra vienoda. Aš galėčiau dabar pateikti tos straipsnius, kur aš rašiau publicistinius. Ir būtų atsakymas jiems, kur dabar jie tą patį sako. Ir yra ta pati kova dėl benamių pašalpų ir kaip ten su jais susitvarkyti. Ir dėl skurdo, ir kaip tada. Tai iš tikrųjų mes buvom pasiekę, dar Reiganas, mes parašėm knygą, kaip aš dar Heritage Foundation buvau, kur iš tikrųjų sakėm, kad reikia jiems padėti atsistoti ant kojų. Amerikoje nėra jokio sveikatos draudimo, nebuvo tuo metu sveikatos draudimo. Ir jeigu dirbi, ir kartais net ir dirbant neturėjo sveikatos draudimo, jeigu buvo maža firma, ten negalėjo sumokėti, paskui nebuvo vaikų priežiūros. O daug tų vargšų šeimų turėjo daug vaikų. Aš atsimenu irgi, kaip mes buvom, tai mano mama, vienu žodžiu, paliko 8 metų mano seserį prižiūrėti dar 3 mažesnius vaikus, nes nebuvo kam prižiūrėti. Ir jinai turėjo eiti dirbti, jai privaloma buvo dirbti. Tai gerai, kad mano 8-metė sesuo buvo protinga, bet irgi jai buvo didelė našta, jis sirgo depresija visą gyvenimą. Tikriausiai dalinai dėl viso šito ir traumus per karą, nes jau vyresnė už mane buvo ir traumų dėl tokios atsakomybės ir panašiai. Tai aš galvojau, kad reikia visų pirma, jeigu nori, kad žmogus dirbtų, tai reikia jam turėti kažkokį tai išsimokslinimą ar profesiją. Tai reikia arba, vienu žodžiu, neversk juos tik dirbti kažkokį darbą, kur tikrai nemotyvuoja, bet tada duoti jam ir sveikatos draudimą, ir vienu žodžiu, ir vaikų priežiūrą nemokamai, jeigu jie tik tai tada kips arba dirbs tada jau tokiu atveju, jeigu gali, o jeigu negali, kad jie tada mokytųsi. Tai jeigu jie mokosi arba dirba, tai jie gauna tada visą šitas, vienu žodžiu, pagalbinės dalykas. Tai mes jau dar prie Reigano šitą siūlėm iš Heritage Foundation, bet būtent, ir mes daug kalbėjomės su demokratais per tą visą laiką. Ir tada, kaip Carteris atėjo, ne Carteris, Clintonas, atsiprašau, Jeigu po Reigano, tai Clintonas atėjo, tai būtent Clintonas, kuris buvo toks nuosaikus demokratas, šitą reformą ir pravedė. Nu, tą mūsų siūlomą reformą. Aš galiu užduoti vieną klausimą, kuris man kitaip skambėjo, iki kol jūs dabar kalbėjote, dabar jis pasikeitė. Žiūrėkit, jūs, pirmiausia, aš prisimenu, jūs baigėte iš tikrųjų labai aukšto lygio universitetus. Taip. Taip. Reiškia, 4 vaikai ir 2 tėveliai, kurie, nėra, dievai žino kas, man kaip tik kilo mintis, kaip taip įdomiai, jūs galėjote jos baigti. Tai nebuvo kažkokia problema. Pirmas dalykas. Antras dalykas, iš to, ką jūs pasakojate, jūs vis dėlto rinkotės istorijos studijas. Jums atrodė, kad tai yra susijęta su politika. Ir kokie buvo to sumanimo studijuoti istoriją, logiką? Turbūt dėl to, kad man buvo įdomu Lietuvos istorija. Aha. Čia dėl Lietuvos, iš tikrųjų dėl Lietuvos, nes man, vienu žodžiu, ten šeštadienį mokykloje mes apie Vytautą ir kiekvienoje klasėje apie Vytautą. Ir daugiau nieko neišmokom. Bet iš tikrųjų, o dar kaip nuėjom ten į 17-18 metį, tai iš viso nesusigaudėm, kas vyksta su Lenkais, su kažkaip, vienu žodžiu, buvo neaišku. Ir man buvo baisiai įdomu šitie klausimai, tuo labiau, kad jie sėjosi su politika, su politika, kaip ten viskas vyko, kodėl ten vyko. Tai man šitie klausimai buvo
kažkaip, nes aš sakau, tėvai tai grinai mums priminė, kad mes lietuviai, kad mes turim, jeigu būtų Lietuva laisva, mes visi grįžtumėm ir panašiai, kad mes Amerikoje tik svečiai, dėl to turim labai stengtis. Tokia linija buvo. Tai aš kaip nuėjau ir tada iš tikrųjų tai gal ir klaidą padariau tą istoriją studijuodama, dėl to, kad labai nepraktiška. Bet aš norėjau sakyti, paprastai yra toks vienas niuansas. Arba tu tiesiog gyveni aplinkoje, kur yra viskas saugu finansiškai ir tada tu savo nueini studijuoti filosofijos. Tai arba dar kažko, arba tu nueini, aš nuėjau studijuoti politekonomijos dėl paprastos priežasties. Tai mokykloje man staiga tapo 11 klasėje, mes turėdavom pamoką visuomenės mokslo ir ten buvo gabalėlis marksizmo. Visiškai akivaizdu, kad Markso pradžia yra aukštasis pilotažas politinė ekonomija ir sveikų protų suvokti to negali, jeigu nežinai viso iki tol nuo Aristotelio per Tomą Akvinietį iki Adamo Smito. Ir aš supratau, kad labai įdomu, nieko negalima suprasti. Ir tai man atrodo, kad verta išmokti. Po 3 metų pradėjau suprasti, apie ką kalba. Tai dėl to man buvo labai įdomu tas jūsų istorinė, kaip jūs dabar pasakėte. Bet iš togi jūs turėjot naudos savo gyvenime. Ne, aš šiek tiek turėjau naudos, nes reikia pritaikyti, ką išmokai. Ar tiesiog natūraliai prisitaiko? Bet vienu žodžiu aš tada galvoju, kodėl aš pasirinkau istoriją ir ne ką nors praktiškesnio, nes dauguma lietuvių tėvų tai ir stūmė savo vaikus, kad praktišką kažkokį mokslą imtųsi. Bet aš man atrodė viskas įmanoma. Mums labai gerai sekėsi mokykloje visiems vaikams ir galvoju, ir tada buvo toks laikas Amerikoje, kai tikrai optimizmas vyravo. Ir man atrodo, kad viskas įmanoma, nuėjusi į Harvardą, žinoma, tenais mažiausiai pusė tokių tenai studijuojančių iš turtingų šeimų ir jie gali sau leisti, ką tik nori, nes jų tėveliai juos įdarbins arba vis tiek ras jie būdą įsidarbinti. Tai mane truputį suklaidino, kad ten mano visos draugės koridoriaus, kur bendrabutyje, kad jos čia vienas studijuoja japonų kalbą, kitas studijuoja kažkokią kitą, ten literatūrą ir kad galima studijuoti, ką nori. Ir iš tikrųjų, kai paėmė tą Harvardo katalogą, tai ten pasirinkimas yra didžiulis, kiek ten galima, yra didžiulis pasirinkimas, ką gali studijuoti. Aš irgi nes pas mus Amerikoje kita sistema, liberali tokia, tai tenai pirmais metais nereikia dar rinktis. Tai gali visko pabandyti. Tai žinot, ką aš studijavau pirmais metais? Kiniečių kalbą, antropologiją. Antropologija naudinga. Biologiją. Reikėjo ten pasirinkti iš įvairių sričių. Čia logikos yra. Tai šičia yra, aš dabar net dramos, vienu žodžiu. Ir prie ko tas visai nei prie mano mokslo istorijos, nei prie nieko nebuvo. Bet man buvo labai įdomu. Antropologija prie. Truputį, jo. Ir čia būtent tas socialinis mokslas. Ir čia būtent socialinis niuansas. O pirmo, jūs kažkiek tai tą universitetą Harvardo sekėte paskui, kaip yra? Aš dėl Harvardo tai mes šeimoje labai vienas su kitu konkuravom. Ir mano sesuo, kai pateko į Harvardą ir gavo stipendiją, ir jį laimėjo dar tokią prestižinę nacionalinę stipendiją, tai aš tą patį turiu daryti. Aš net nesidairiau kitų universitetų. Ir ten buvo, jūs jaunesnė? Jo, kiek jaunesnė? 2,5 metų. Praktiškai. Aš daugiau matote, dėl ko klausiu, dėl to, kad jau dabar, kai yra tas konfliktas dėl Harvardo, bet prieš tai buvo sakoma, kad Harvardas buvo tapęs to cancel kultūros, ta prasme, man įdomu, kaip toliau, ar jūs sekėte tą universitetą ir ar iš tiesų ta kritika dėl tos, kad akademijos tokio nutolimo irgi nuo žmonių Amerikoje, kiek jie yra reali, nes Lietuvoje kartais sakoma, žiūrėkite, ten tie, užsidarė maždaug Harvardą ir kiti. Nes jau kaip aš pradėjau istoriją studijuoti ir pasirinkau rusų istoriją, kadangi ten artimiausia Lietuvai ir aš galėjau Lietuvos istoriją tada paliesti. Tai ten mano profesoriai buvo labai konservatyvūs. Nebuvo visiškai tokio, oi, tie rusai geri, šitą. Ne, buvo visiškai ten, tas vienas mano profesorius Richard Pipes, tai jisai irgi buvo Reagano patarėjas užsienio reikalų klausimais ir jisai ten dėstė, kaip komunizmas susiformavo, kas ten bloga. Vienu žodžiu, ten absoliučiai objektyviai nušvietė Sovietų sąjungą. Tai man atrodo, kad
Nu, ten galėjai daryti, ką nori. Ten buvo, žinoma, daug visokių crazies iš kairės ir crazies iš dešinės. Bet aš Bet tai- pasakysiu, Maskvos universitete mes tas visas knygas turėjom, Aha. todėl kad atvažiuodavo sovietologijos. A. Aš pradėjau studijuoti 77 metais Maskvoje, baigiau 82, nu paskui aspirantūrą. Jo. Tai žodžiu, ten 9 metai išeina. Mes turėjome beprotišką kiekį antitarybinių knygų dėl paprastos priežasties. Jeigu namuose kokią nors įlą ten perforuoto popieriaus, nu ten gaudavome, tai ten atveždavo amerikiečiai, kurie atvažiuodavo rusų kalbos mokytis. Sovietologai, kurie atvažiuodavo mokytis rusų kalbos, mums būdavo mes vieną kartą su vyru gyvenom aukšte, kur amerikiečiai gyveno. Mums buvo pasakyta, su vyru mes buvom iškviesti į pirmą, išskyrus kadrai kažkokie, akivaizdu, kad KGB kažkoks tai daiktas, bet su mumis niekas ten nieko ypatingo nešnekėjo, tik pasakė, kad mes turime suprasti, nes virtuvė bendra, turime suprasti, kad nu, čia yra reikalas pavojingas. Tas reikalas pavojingas nebuvo toks pavojingas, nes mes kartu kepdavom ten kokią nors mėsą ir paplepėdavom. Ir jie tų knygų atveždavo. Ir jau turėdavo visada. Po to jas kartais gaudydavo. Tai aš manau, kad kalbos apie universitetų visais laikais, kalbos apie gerų universitetų priklausomą vieną ar kitą ideologiją savaime, man atrodo, absurdas, nes čia aš galiu klysti, bet dėl paprastos priežasties. Geras universitetas, kur susirenka ir vaikai nori eiti, eina tie, kurie gerai mokosi, o jie savaime turi smegenis, kurioms smalsios ir jie girdi įvairius dalykus. Bet čia yra problema. Su jumis nežmoniškai daug temų galima kalbėti, bet man vis tiek įdomu. Kada jūs atvykote į Lietuvą paskui, pervažiavot? Kada pirmą kartą atvažiavau? Nu, kai pervažiavot, grįžot. Nu, aš turiu minį, kai jau grįžote su savo ten jau kaip ekspertas. Aš neatsimenu, 91 ar 3, bet tai... Ai, bet dar iki Adamkaus. O, taip, iki Adamkaus. O jūsų tėveliai kada nors spėjo? Mano mama tai taip, nes jinai kaip demokratė, kaip maža turtė ir taip toliau, ji nebijojo komunistų. Tėvas niekada negrįžo sovietmetį, bet mama taip... Ai, bet vėliau atvažiavo. Dėl to, kad tėvelis mirė, nespėjo, dar prieš nepriklausomybę, o mama jau Alzheimeris sirgo. Tas pats klausimas yra daugiau susijęs ne tiek biografinius, kiek susijęs su tuo, kad kaip jūs atvykstate po Amerikos politikos. Man įdomu pažiūrėti kaip Lietuvos politika. Kokį jūs čia aptikote ir kaip viskas buvo. Mano charakteris yra toks, aš turiu vieną tokią ydą. Aš nežinau, ar yda, ar čia pliusas, ar minusas, bet man labai greit viskas nusibosta. Jeigu aš jau perprantu, tai man nusibosta. Aš taip visada jaučiuosi. Reikia kažką dabar daryti kitą. Jau labai nuobodu. Ir dėl to aš dažnai keičiau ir profesiją, ir vienu žodžiu šitą. Man tiesiog norėčiau, jeigu jau perpratau, tai man jau ta socialinė politika po 10 metų maždaug to darymo Amerikoje, dėl to, kad viskas kartojasi, reikia nuolat tą patį kartoti, reikia verkti šitaip, ir ten, ir nemalonu, ten ginčyti su kažkuo, tai aš nusprendžiau, kad aš galiu pritaikyti savo žinias Lietuvoje. Ir kad čia daug įdomiau bus, nes čia bus visai kita aplinka. Visai kita aplinka pritaikyti, ką žinai apie žmonės, apie žmonių motivaciją, apie vienu žodžiu, ką tvarkyti. Man buvo labai įdomu ir smalsu. Tai aš tyčia prisišliejau ten Hudsono institute prie vieno projekto, kur ir Vengrijoje, ir Lietuvoje nevatai patarinėjo ekonominiais, socialiniais klausimais. Tai ten man, žinoma, aš ir Vengrijoje ten dirbau su vienu profesoriumi ir kitu. Ten irgi man atsiuntė paskui straipsnį vengriškai, kur tas profesorius parašė, kur man labai dėkojo, bet aš nežinau, už ką ten dėkoju, nes aš vengriškai neskaitau. Dabar gali dirbtinis intelektas išversti. Bet kas nors klausėsi jūsų, nes man toks vaizdas, kad... Lietuvą atsiuntė irgi. Nes kiek aš atsimenu, žinote, tą laikotarpį, tai iš tiesų buvo tas, kad mes taip atvažiavo ekspertai, kurie mokė apie šoko terapiją ir apie tai, kaip čia visas turi būti pereiti radikalai. Ir tada buvo atsiradęs dargi tada apie 90-uosius ten Stašaičiai su tuo, kad mokesčius mokėti čia neišduoja. Ir socialinė politika buvo tokiam lygyje, kad, man atrodo, kai jūs atvažiuojate, ar buvo kas klausytųsi? Nebuvo socialinės politikos. Nebuvo, kaip po
tokius. Tai, bet aš, ne, man tas kapitalizmo, tas perdėtas kapitalizmo liaupsinimas, man niekad jokios logikos nebuvo jame, bet aš turiu pasakyti, kad aš, vienu žodžiu, šiek tiek prisidėjau prie Laisvosios rinkos instituto buvimo, dėl to. Aš dalyvau pirmam jų posėdį ir pakėliau ranką, kad jie būtų. Bet tai niekada nereiškia, kad aš pritariau. Mizesas yra labai įdomus, bet ne man. Aš pritariau tik tai ta prasme, dėl to, kad ten Hudsono institutas, Heritage Foundation, ten yra tie think tankai vadinami, kur, ar kaip ten. Man labai patiko, palaukit, ten šito Egidijaus Aleksandravičiaus, kaip jinai, mąstykla, mąstyklos žodis. Minčių kalvės. Bet kiekvienas žodis mąstykla. Tai tenai buvo tokių ir reikėjo, ir būtent Hudsono institutas vienu žodžiu gavo finansavimą iš fondų įvairių, kad ten kurtų tokius dalykus Vengrijoje ir Lietuvoje. Ir Pabaltyje. Bet aš su Estija, Latvija mažai ką ten turėjau bendro. Tai man buvo labai įdomu Lietuvoje ir aš kalbėjau su įvairiais žmonėmis ir šitai su Stašaičiu, tarp kitko, bet jisai mane baugino, tai dėl šito, kad jisai nenori kurti jokios organizacijos, jis jau nori finansavimą, bet jam nereikia organizuotos organizacijos. Vienu žodžiu, jis pats čia vadovaus, jis pats čia viską darys, nes nereikia valdžios, nereikia jokios kontrolės, nieko. Tai aišku, mes negalėjom duoti pinigų tokiems, kur negali atsiskaityti už pinigus. Tai aš tada kalbėjau su įvairiais žmonėmis, aš dabar neatsimenu su kuo, bet mums svarbu buvo, kad būtų šiek tiek į kapitalistinę kryptį tas think tankas ir kad būtų perspektyvus, nes mes tiek daug baisiai pinigų nedavėm, tai turėjo būti žmonės, kurie sugeba patys irgi generuoti pinigus. Ir buvo lengviau, nes būtent jie labai verslą rėmė tuo metu ir verslas dėl to juos rėmė. Ir tada buvo labai perspektyvu, kad jie išsilaikys. Nes nenorėjom remti tokią organizaciją, kur po mūsų išėjimo paskui numirtų. Arba nesugebėtų ten šitiek patys gyvuoti. Ir kad tai būna, tai šitas Vilniaus institutas, kurį jūs minėjote, tai yra gyvas pavyzdys, kad tiesiog tokia... Tai yra sunkus darbas. Yra sunkus darbas ir reikia pataikyti, kad turėtų... Ypatingai sunkus, jeigu tu dirbi ne tą naratyvą, kurį palaiko pinigai. Bet per 20 metų ir pasikeitė Laisvosios rinkos institutas. Oi, toks pat. Toks pat. Bet daug ką... Jis tiesiog primityviai kartoja vieną mintį. Daug ką jie daro ir gerai. Ir nėra taip, kad jų diskusija, jie libertarai. Aš niekada nebuvau libertarė, kas Amerikoje vadina libertarai. Jie nesivadina Amerikoje liberalai. Amerikoje liberalai visai kas kita, bet čia libertarai ir libertarai irgi Amerikoje yra labai didelė mažuma. Bet niekas, vienu žodžiu, jie niekad nieko nelaimi, jie visuomet kandidatuoja, nieko nelaimi dėl to, kad jie yra tikrai nepopuliarūs savo ideologiją. Bet daug ką daro gerai. Aš manau, kad vis tiek yra teigiama įtaka, kad ir jiems oponuojant. Žiūrėkit, jiems oponuoti neįmanoma. Kadangi aš turiu patirtį jiems oponuoti 35 metus, aš jums galiu pasakyti, tu esi šiaip žmogus, ypatingai jeigu tu esi politinėse pareigose, tai tu esi politikas. Mano vyras man kažkada genialiai pasakė, tą dieną, kai tu nueisi į Seimą, visos tavo 40 metų žinios apie ekonomiką išnyks, nes tu būsi politikė, kuri yra kvaila pagal apibrėžimą. Ir bet kuris iš šono jau jis išmano geriau. Ir čia yra faktas, Lietuvos mąstyme. Bet net ne tai noriu pasakyti. Laisvosios rinkos institutas taip ir liko vienintelis, kuris daro įtaką tiesioginę valdžiai. Dabar menkesnė negu prieš 20 metų. Todėl, kad visi įsivaizduoja, Lietuvos žmonės nemoka ekonomikos. Pradėsim nuo to. Lietuvoje nėra jokio ekonominio išsilavinimo adekvataus. Nes šita vadyba tai su ekonomika neturi jokio ryšio. Ekonomistus ruošia nežmoniškai prastai. Kažkada tai Ingrida gerai pasakė, sakė, pakišai bombą po pamatais ir išsprogdinai. Čia apie ekonomikos fakultetą. Ir tada visiems atrodo, kad tai, ką jie kalba, ir yra tiesa. Vat kur yra problema? Taip. Ir tada, kada tu pradedi oponuoti, žinai, ką išgirsti, tu esi komunistė. Nesakau, aš tiesiog
šiek tiek išmokau ekonomiką ir suprantu, kad jums teks balansuoti. Visos ekonominės Yra ideologijos. yra nebūtinai ideologijos, bet yra teorijos. Teorijos prie gyvenimo pritaikomos, ne viena negali būti pritaikoma 100%. Ne viena. Ta prasme ir yra ideologija, žiūrėk, kaip tą žodį suprasti. Jeigu nelankstus, kad čia netinka mano tas pamanimas, čia reikia ką nors. Tam tikros mąstymo formos. Pavyzdžiui, kaip aš tenais irgi siūliau tas reformas Amerikoje, socialinės reformas, tai buvo lygiai tas pats. Čia buvo naujiena. Iš tikrųjų, man tas karjera pasisekė dėl to, kad nebuvo kitų konservatorių taip kalbančių. Kad būtų mintis kita. Kad būtų mintis kita apie socialinę politiką, kuri ir konservatoriams patiko. Vienu žodžiu, kad jie, taip, mes turim jiems padėti, kad jie atsigautų, kad jie, vienu žodžiu, tikrai, jeigu jie negali išeiti, palikti vaikus vienus ir panašiai. Vienu žodžiu, ten buvo kompromisai, nes demokratai apskritai nenorėjo, kad jie turėtų iš viską nors daryti už tuos pinigus, kur gauna. Čia tipo kaip nuo dangaus. Jo, kaip nuo dangaus. Ir kad čia ir mes privalom ir viskas, ir jeigu jie ten nori sėdėti, tegu jie sėdi. Ir kad vienu žodžiu. Aš bandau suprasti, Lietuvoje tada atsiranda Laisvosios rinkos institutas, vis tiek atsiranda kažkokios tai iniciatyvos. Kaip toliau? Kaip atsirado Lietuvoje socialinė politika? Ar neatsirado? Tai iš tikrųjų, taip, kaip tas projektas baigėsi, aš Laisvosios rinkos institutą taip ir palikau. Nors paskui labai nustebau, nes jie mane ten padarė dalininkė ir aš nežinau kodėl. Bet paskui aš išėjau irgi iš dalininkų ten. Palaukite, tai čia ne taip baisu. Kas yra dalininkas? Man nelabai aišku. Man tie žmonės patinka vis tiek. Gerai. Bet mes turėjom viltį, net ir aš jiems sakiau, kaip mes kūrėm, kad atsiras kiti atsveriantys tie tokie proto kalvis, kad ir aš labai raginau daug ką iš socdemų, kad jie kurtų ką nors panašaus. Ir kad jie, nes pavyzdžiui dabar konservatoriai turi, Kubilius ten irgi jo mintis buvo daryti taip, kaip turi konservatoriai Anglijoje, tokį institutą, kad jie vienu žodžiu savo ideologiją galėtų pravesti. Socdemai, jie iš viso nesocdemai, bet jie, aš visą laiką per tą visą dešimtmetį, 90-ųjų, aš galvojau, kad reikia, kad socdemai, tada aš sakau, būtų atsvara. O kad jie įtaką daro valdžiai, tai taip tie turėjo daryti. Bet tik tai jeigu jie vieni daro, tai yra problema. Apie tai ir kalbu. Problema ne kad daro įtaką, problema, kad vieni daro. Bet žiūrėkite, kodėl juos kaltinti? Tai aš jų kita pusė. Žiūrėkite, kita pusė yra tokie kaip aš. Tu dirbi mokykloje. Tu dirbi universitete docente už tokius pinigus, kapeikas, tokias kapeikas. Tu rašai nemokamai. Blanšaras yra lietuvių kalba išverstas. Aš tiesiog pasigirsiu, kartais reikia pasigirsti. 1,5 metų darbo nemokamai buvo susitarta su leidykla. Aš išversiu. Tai reiškia, visi vakarai 2 metų atostogos, dėstytojo atostogos, tai yra visa vasara. Ir aš išverčiau Blanšarą, žinodama, kad vaikai neturės jokios knygos. Taip, vadovėlis. Tu parašai vaikam vadovėlį, kuris subalansuotas. Parašai jį nemokamai, mano atveju, taip? Laisvoji rinka, tada atbėga dar šitas Junior Achievement ir jie dalina mokykloms už dyką, o mane leidykla, aš jau nieko negaudau, leidykla. Klausykite, dar grįžtam prie žodžio tada konkurencija. Tai kurioj pusėje yra, aš nesakau, kad blogai, kad jūs davėt, nesakau, kad blogas. Šiaip dažnai nusikalba juodai. Pavyzdžiui, interviu už vakarykštis Leontjevos Bernardinuose yra, wow, ta prasme, nesąmonių krautelis, paprasti žmonės nukentės, jeigu verslas daugiau mokės. Čia yra neįrodomi briedai, būkim biedni ir teisingi, niekaip. Amerika, žiūrėkit, kongresas turi ir po šiai dienai, kiek suprantu, turi, bet dabar žiūrėjau, nerandu. Taip vadinama nešališka ekspertai, kurie tikrina. Taip, kurie tikrina. Taigi jie daugybę kartų tikrino mokesčių tą nutekėjimą ir visą laiką sakė, nesąmonė. Nesąmonė. Ne, jie turi. Bet žiūrėkite, tai Seimas irgi turėtų turėti. Neturi. Bet aš noriu pasakyti šitoje vietoje, aš visgi skirmos pozicijoje, ta prasme, kad man gaila, žvelgiant irgi iš šalies, kaip ir politikui, aš tikrai vertinu tavo pastangas, bet man labai gaila,
pasakojo, kad daug tų ekonomistų, vat, kurie ekonomistai, kurie... bet kurie ten vadinosi ir apie daug tikrai buvo ir su Adenauerio fondu ir apie socialinę rinką turėjo kalbėti, bet iš jų niekas, vat, sakysime, neatviros Lietuvos laisvosios rinkos institutas, koks jis bebūtų, sakau, jie turėjo, gal jiems buvo paprasčiau, gal jie ten savo algoritmą turėjo, jie skelbė jį, bet vat, būtent ta alternatyva, kuri buvo su socialinė rinka, kas man pikta, yra, kad kas galėjo iš tų konservatorių, iš jų niekas neišaugo. Bernardinų redaktorius Andrius Navickas spausdindavo laisvos rinkos instituto tyrimus, o kai aš rašydavau, tai būdavo nelabai pats prisipažinai patenkintas. Supranti, žiūrėk. Bet tą, kas rašo, tai va irgi klausimas. Ne, tą, kas rašo, tame ir yra reikalas. Tame yra reikalas, kad kai aš nuėjau, aš nežinau, kai jūs atvažiavote 93-ais, aš jau nebebuvau tokia žurnalistė, kuri daug rašė. Aš 90-91 rašiau Lietuvos ryte vedamosius ir rašiau kaip įstatymų. Aš turėjau gerą išsilavinimą, tą tokį intelektualinį ekonominį, politekonominį, mano tikroji profesorė ekonominės minties istorija. Tai aš labiau istorikė negu kad. Aš matydavau, kada jie nusikalba. Kad aš rašiau, kad nesąmonė ta Švedija po 2 metų čia buvo atėjus mintis, iš kur jau ten jinai nukris. Lietuvos laisvosios rinkos tai ne. Ne. Čia buvo sąjūdžio šūkis. Einant 90-ais į nepriklausomybę, Antanavičius dar buvo gyvas, mes gyvensime kaip Švedija. Ką tai reiškia, neaišku, gyvensime kaip Švedija. Aš tiesiog jums cituoju. Antanavičius tai man ne autoritetas. Bet... Ne autoritetas, bet jis buvo labai įtakingas sąjūdžio veikėjas. Ta prasme, ir tarp kitko tų pačių socdemų, paskiau, tiesa greit mirė. Bet suprantat, kas yra? Visą laiką ta disfunkcija, jinai buvo labai implantuota dėl to, kad dauguma žmonių atėjo į valdžią, įskaitant tą patį Kubilių, kuris, šiaip myliu Andrių, bet, dieve mano, ten yra taip sumplantuota jo ekonomika, galvoj, keistai. Ir, esam daug kartų šnekėję. Jis tiesiog žino tiesas. Ekonomikoje nėra tiesų, jūs pati tą sakot. Tu balansuoji, ieškai kompromiso, nes mes visi ieškom išgyvenimo dar strategijų, taip? Tai suprantat, kas pasidarė? Visi turėjo vieną mintį, ta mintis buvo daroma atvirkščiai negu Sovietų sąjungoje. O kadangi Sovietų sąjunga, tai absoliutus naratyvas, jeigu grįšime, o kadangi Sovietų sąjungoje labai atseit rėmė, iš tiesų nieko nerėmė, tų žmonių, tai reiškia reikia neremti. Pavyzdžiui, man vienas baisiausių dalykų dėl socialinės... Ar buvo, kad nieko neremti? Sovietų sąjungoje? Ne, kad visiškai. Žiūrėkit, vyksta diskusija, jūs tiesiog šnekat su žmogum, kuris tame dalyvavo, taip kad aš dalyvavau ir tame sąjūdžio steigime, birželio 3, 88. Žiūrėkit, kai darėm konstituciją Lietuvos, Seimo salėje, patriarchas, kuriam dabar čia irgi jau toj kilimėlius klosime, kaip kokiam irgi jau gyvam dievui. Suprantat, iš tikrųjų pasakė, mes Lietuvoje neturėsime prie nuosavybės formų, municipalinės nuosavybės, nes tai yra kolūkiai. Mes dėl to neturim socialinio būsto. Ir šitas buvo išbraukta. Taip, čia yra baisus dalykas. Jūs žinot, kad Vengrijoje, kadangi ten šitas irgi buvo, kad vienu žodžiu, kad privatizacija, bet vengrai pasipriešino, aš tada dirbau su jais. Privatizacija blogai. Kad privatizacija taip, kaip ji vyko, buvo labai blogai. Nes kas tada atsakingas už laiptinės, kas tada atsakingas už bendrą turtą, kas tada kaip ten padalinti, net taip, kaip jinai greitai ir sparčiai vyko, tai nebuvo geras dalykas. Reikėjo turėti tokį tikslą, bet reikėjo eiti palaipsniui ir su kažkokia... Aš kalbu truputį apie kitą dalyką, aš kalbu, žinau, kad pavyzdžiui, Krikdemai kūrė Leono 13 institutą, kuris buvo sukurtas tiek formaliai ir ten toks Pilikauskas vadovavo ir praktiškai nieko jis negalėjo duoti jokių, sakysim, krikščioniško socialinio mokymų nepajudino. Mūsų bažnyčia irgi labai menkai kažką tai judėjo, sakau, kiek mes dar bandėme, aš dar priešklausiau tokį Justiciją Atpaks, kad su Daiva Kuzmickaitė mes kažkaip tai ten bandėm daryti, bet irgi sunkiai yra dalykas. Tai visą laiką mane atmesdavo, nors aš tikrai dėl to, kad aš atseit komunistė. Ne, tai vat matai, tai aš
Aušra, aš tą ir tau ir sakau, kad praktiškai, kad, nuo ko mes pradėjom kalbėti, kad laisvoji rinkos institutas pats savaime, jie pasinaudojo progą, kad kiti buvo visi susiskaldę, kiti nelabai ką darė, kiti staiga Aušrą komunistę vadino, ar dar kažkaip tai yra vietoj to. Ir labai gaila, kad mes tikrai tokios socialiai, Aušra stengiasi, Rezutkas stengiasi, bet tas yra taip. Prie to, kad Brazauskas tada buvo, vienu žodžiu, tas pirmas prezidentas, nes jau kiek klaidų buvo pridaryta, bet Brazauskas galėjo atitaisyti, bet jo valdžia nebuvo. Jis negalėjo atitaisyti, jis neturėjo tam įgūdžių. Suprantat, iš to, ką mes dabar šnekam, suprantat, kas yra vienas dalykas, supraskime, mes neturėjom išsilavinusių, aš kalbu apie tą politekonominį lauką žmonių. Ir tada viskas remiasi tikėjimu. Ir kas įdomiausia, ir po šiai dienai viskas remiasi tikėjimu. Bernardinam įdėti talį, aš nežinau, jūs skaitėte tą Leontjevos? Ne. Jūs paskaitykit, jums patiks, jūs juoksitės. Suprantat, tas viskas būtų tvarkoj, bet deda Bernardinai be jokio kveščiningo. Ta prasme, o kodėl jūs sakot? Bet ar jie neparašytų, neatspausdintų jūsų laiškų? Žinot, aš verčiu Keynesą, gyvenu jau 30 metų, aš nieko nedarau, tik dirbu, aš parašysiu, nes ten jau Leontjevas žiauriai nusikalba. Ir mane labai skaudino, todėl kad tiesiai ten per Benedikto XVI enciklikas eina kaip per traktorium, žinai, ir visa tai po krikščionybės vėliava. Suprantate, iš tiesų žmonės yra mulkinami tokiu būdu. Tai mulkinami, kai aš sakau, kad visos ekonomikos yra ideologijos, be abejo, jos visos yra, čia kaip mes apibrėšime ideologiją, jos visos turi tą vertybinį pamatą, o moraliniai vertybiniai dalykai, jie yra, aš nesakau, kad jinai neturi teisės, Leontjeva turėjo tokias nuomonės, tik tai kitas klausimas, ar tą nuomonę spausdinantis katalikiškas, akivaizdžiai žmonių supratimų portalas neturėtų iš karto šalia padėti priešingos nuomonės. Aš daryčiau tik taip. Kai būdavo Samuelsonas, pavyzdžiui, su Friedmanu. Taip, prisimenate? Ta prasme, jūs tai tikrai prisimenate, o aš tai mokiausi. Iš tikrųjų, tai ir vienu žodžiu ir New York Times'as, kur ten labai liberalų turi nuomonių skirtumą, turi ir konservatyvių ten kalbėtų, ir net ir turi tokią rubriką, kur ten konservatorius liberalų kalbas. Taip, čia buvo kartais ir Lietuvoje tas yra buvę. Bet suprantate, kadangi aš prisimenu labai gerai ištakas, aš labai staigiai, turbūt per kokius 5 metus, visiškai aiškiai supratau, kad viskas baigsis labai į vieną pusę, dėl to, kad nėra žurnalistų, kurie pasiruošę girdėti, kur yra. Čia yra sudėtingas darbas, kai tu esi žurnalistas, tu turi girdėti pašnekovą ir įsivaizduoti, kad jeigu jis yra labai liberalus, klausti jo klausimų iš kitos pusės, o jeigu jis labai jau ten, progerėtis, tai tu šikas. O pas mus ekonomistas yra, kaip ir vakaruose, ilgą laiką iškeltas į šventiko statusą. Savotiškas kunigas, kuris ateina ir pasako, tu būsi turtingas, jeigu darysi taip. Kliedesiai yra šitas. Ir Amerikoje, pavyzdžiui, nors skaitau amerikiečių spaudą ir knygas skaitau, ir aš galiu jums pasakyti, aš visą laiką jaučiu tą tokią lengvą ironiją iš žurnalistų pusės, kai kas nors jau labai eina į vieną ar kitą kraštą. O Lietuvoje ne. Ir žmonės lieka be. Ir kas atsitinka tada, jiems tada žemaitaičiai pradeda atrodyti minties galiūnai, nes visi vienodai mato. Bet ir pasakysiu, kad Amerikos spauda irgi tendencinga. Dabar darosi kitokia. Ir tendencinga jinai yra dėl to, kad kartais net ir mano laikais, tai būdavo, jeigu ten labai kairiuoliška spauda, tai jie irgi, kadangi būtinai reikia būti objektyviam, tai reikia įdėti nuomonę ir kitos pusės ir taip toliau, bet jie padarydavo, pavyzdžiui, su manim interviu 30 valandos, ir panaudodavo vieną sakinį, kur jie galėjo ištraukti, kad jiems būtų vieno žodžio, kad sudirbtų. Čia jau propaganda. Dėl to mus net mokė, o čia dar vienas tų kalvių, proto kalvių yra pliusas, kad jie mus mokė, kaip kalbėti ir ką kalbėti ir ko nepasakyti ir kaip nepasakyti. Žinoma, ne visi gali taip išmokti ir ne visi taip reaguoja greitai, kad galėtų nenusišnekėti. Bet antra vertus, tai aš labai atsargiai atsakinėdavau, nes aš žinojau, kad jie išvysto tą, ką aš dabar jiems kalbu, jie parinks vieną sakinį. Ir mane pacituos ir vienu žodžiu ir jiems bus tada objektyvu. Tada jūs 93-4, o iki Adamkaus, ką jūs veikėt?
Aš tada dirbau, palaukite, nežinau, iki Dankos. Tai tas geri. Tai jo, ir tada... Žiūrėkit, o aš vis dėlto norėčiau tai, kas tikriausia lietuviams... Dar paskui urbanistikos. Tai irgi čia man buvo tokia, čia buvo liberalų, grinai liberalų institutas urbanistikos. Bet jie irgi norėjo pritraukti, kadangi jiems irgi, aš galėjau su jais kalbėtis ir aš visuomet palaikiau ryšius su kita pusė. Tai jie mane ten pasamdė vadovauti kažkokiam dideliam projektui. Tai aš tam projektui vadovauju. Čia paskutinis mano darbas buvo. Bet man įdomiausias, jūsų pareigos, jeigu aš gerai suprantu, išversiu ir jeigu aš klystu, jūs dabar pasakysite. Aš grįžtu į tą Reigano administraciją. Jūs iš pradžių dirbote ten žemės kažkokiam tai žemės ministerijoje ir mitybos programa. Taip. Ir pagal pareigas jūs buvote kažkas, kas Lietuvoje būtų viceministrė. Ne, tuo metu ne. Galbūt, nes iš tikrųjų aš buvau, ten iš tikrųjų Amerikoje kiti mastai. Taip, bet aš... Pavyzdžiui, aš administratorė, mano žinioj buvo 2000 darbuotojų. Ir per visą Ameriką. 10 regioninių administratorių. Tai su tais regioniniais administratoriais dirbau, dažnai reikėjo važinėti po regionus, dažnai reikėjo vienu žodžiu, tai aš nežinau, čia ir ministras šitiek nedaro, kiek tada man taip, bet žodžiu, tai yra labai aukštas, jūs visų laikų aukščiausias pareigas užėmęs lietuvis. Aš tik tai noriu vieną, nes daug kas mano, kad Adamkus buvo, bet Adamkus regioninis buvo. Regioninis buvo, taip, ir man regioninė, aš turėjau 10 tokių regioninių, bet jisai buvo vis dėlto ir tie regioniniai administratoriai, jie buvo valstybės tarnautojai. Tai jisai iš tikrųjų buvo aukščiausiai iškilęs valstybės tarnautojas. O jūs politinė pasitikėjimo. Tai politinė pasitikėjimo, tai aišku, ten tada skiria jau į aukštas pareigas ir vieni kompetentingi tą daryti, o kiti ne. Tai man labai patiko, nes kaip jūs pastebėjau tuose klausimuose, kur man siuntite, tai aš turėjau ir verslo administravimo patirtį. Taip, po to jau ten. Taip, aš ir mokslą, šiek tiek ir diplomą. Ekonomikos pradžiamokslį išėjau ten. Koks ten pradžiamokslis, jūs vadybą baigėt? Magistrantūrą vadybą. Jo, vadybą ir ten turėjau ir finansus, man finansai tai irgi atrodo kaip, čia beveik kaip... Aš nežinau, finansai tai nieko konkretaus, ten gali įsigalvoti, ką nori. Taip, priešingai negu įsivaizduoja, pamato skaičių ir įsivaizduoja. Bet pavyzdžiui, skaityba, tai tikras mokslas. Skaityba, tai reikia čia sudėti, reikia, kad viskas baigtųsi gerai. Bet finansai, tai man buvo, ir biudžetai, kaip sudaryti biudžetą, kaip įvertinti biudžetą, kaip šitą daryti, man labai pasitarnavo tuose pareigose. Ir aš pajutau, kad man labai ir ne tik sekasi, nes aš labai visuomet vertinau valstybės tarnautojus ir jų žinias. Biurokratai yra geris tautai, geri biurokratai yra geri. Geri biurokratai yra geri. Ir aš iš jų mokiausi ir dėl to aš nenusišnekėdavau, bet aš galėdavau, vienu žodžiu, aš turėjau politinę kryptį, bet aš nieko durno nedarydavau dėl, ačiū Dievui, geros komandos. Gera komanda, politinio pasitikėjimo žmogui yra viskas. Bet ją reikia susirinkti. Ją reikia susirinkti, reikia pasitikėti. Nes jeigu nepasitikė, jeigu ateini ir manai, kad, pavyzdžiui, ateina dabar Trumpo laikų respublikonai, jie nieko nežino, jie viską greuna, jie mus valdo ir atleidžia visus iš karto. Aš nežinau, ko čia baigsis, bet... Baigsis kokiu nors labai juokingu cirku. Žiūrėkite, ir tada jūs buvote atsakingi už mitybos programas. O apie ką čia yra? Čia yra mitybos programos Amerikoje, mokyklose. Tai buvo iš pradžių nepasiturintiems, paskui ten lyg tai pradžios mokyklose jau ir visiems dalindavo, bet vienu žodžiu ten mokyklose, benamių pašalpos įstaigose. Toks grinai socialinis momentas. Socialinis, jo, ten senelių namuose dalindavo maistą, korteles. Jeigu pajamos yra labai žemus, tai tada galėjai gauti tų maisto kortelių, kur galėsi krautuvėje nusipirkti pigiau viską. Tai vienu žodžiu, tos visos socialinės programos. Visos mitybos programos buvo socialinės. Supratau, nes man iš to pavadinimo, aš net paieškojau
angliškai galvoju, paguglinau, taip ir nesupratau, ką ir veikia. net man, Ai, dabar aišku, man, suprantu. man žmonės sako, kaip jūs dirbate Žemės ūkio ministerijoje, paskui urbanistikos ministerijoje ir paskui ten Ne, nu tai politikoje čia nėra. Bet Amerikoje taip ir yra. Tai nėra, yra ten socialinė ministerija irgi, bet ji ne viską apima, nes būstą, pavyzdžiui, socialinį būstą, tai būsto ministerija, būsto ir urbanistikos, arba ten parama nevyriausybinėm organizacijom, irgi urbanistikos, parama vienu žodžiu, ypatingai benamių, veikiančiam tom, nes dažniausiai bažnyčiose arba kur nors kitur tas benamis šelpia. Ir tada Žemės ūkio ministerija irgi socialinė tenai. Tai iš tikrųjų tai mane pakvietėte, dėl to, kad buvo, tai čia man grinai pasisekė, nuskilo, aš nedariau tokios karjeros, nes aš parašiau tokiais, man labai įtartina buvo, kaip aš jau Heritage Foundation dirbau, kaip ten sako, kad ten 20 milijonų amerikiečių, ar kažkiek ten milijonų, dabar nepamenu, badu miršta. Miršta. Vienu žodžiu, kad jie jau ant bado ribos. Tai aš galvoju, čia labai neįtikinama, aš noriu pažiūrėti tos darbus, kur jie naudoja kaip savo pagrindimą ir žiūriu, kad jie yra nonsensas. Kad jie, vienu žodžiu, ten ar jie skaičiuoja, bet nemoksliškai ten suskaičiuota, ten apytikrai padaryta, išvados, kad jeigu neturi kažko tai šaldytuve, kad jau ten vienu žodžiu šito yra, labai, tai aš parašiau tokį straipsnį, kur konservatoriams labai patiko, aišku, kad nieko panašaus, kad nėra tiek tų vienu žodžiu jau ant bado ribos, kad pasakiau, kaip reiktų politiką taisyti ir pasakiau, kodėl čia neveikia, bet vienu žodžiu, tai dėl to straipsnių mane tas viceministras pakvietė vadovauti tai įstaigai. Supratau. Tai vienas straipsnis, bet įsivaizduoja. O į urbanistikos ministeriją, tai Jack Kemp, kuris irgi buvo toks, kur pats save vadino kraujuojančios širdies konservatorius. Tai tas Kempas, irgi, aš ten ir dalyvavau kažkur irgi per televiziją diskusijoje apie benamius ir ką reiktų daryti dėl benamių politikos. Jisai man paskambino ir pakvietė būti viceministrą. Bet jis pirmą ištyrė, jisai ten pasitikslino, kas iš tikrųjų aš esu, kokios mano pareigos, kas aš buvusi, ką aš rašau, kaip aš tai pasitikrinu. Bet tada pasitikrinęs, jam patiko, ką aš kalbėjau apie benamius ir pasikvietė būti viceministrė. Tai aš neišsiekė, vienu žodžiu, man tai tiesiog nuskilo. Čia gal nenuskilo, tiesiog jūs natūraliai ėjote tą. Nuskilo tai, kada tu eini gatvę ir sako, gal nori. Ne, palaukit, jūs rašėte, darėt, mokėtės. Man labai patiko jūsų tas pasakymas, kad vienas iš tų demokratų pralaimėjimų priežasčių yra, kad buvo tai, kad jie sakė, rodikliai viskas gerai, o žmonės nesijaučia. Labai panašiai čia buvo ir su mumis, su konservatoriais Lietuvoje. Kaip ir mes irgi sakėm, rodikliai yra nuostabūs, žiūrėkim, niekados lietuviai taip gerai negyveno ir tada tai labai įpykino žmonės. Kaip jūs dabar matote tą dalyką, ar įmanomas paskui kažkoks socialinis dialogas, susikalbėjimas Lietuvoje? Ką daryti? Reikia manipuliuoti skaičių. Taip, mes niekada taip gerai negyvenom, kaip praeitą kadenciją. Tik tai mes turėjom netgi augančią nelygybę. Taip, ką konservatoriai labai nemėgsta. Aš šitą pasakiau Kubiliui, Andriui ir Rasai Briuselėje. Klausykit, Rasai parašė tokį tekstą, mes atėjo komunizmas, buvo jau viskas gerai. Aš sakau, Rasa, mes labai gražiai sutardom, draugiškas tas pašnekės buvo. Tu nemanipuliuok, tu kvailini žmonės, tu pasakyk, ką daryti iš jūsų pozicijos, kad mažinti nelygybę, va tada bus sąžiningas kalbėjimas su žmonėmis. Tai čia yra tiesa, bet aš nepasakyčiau, kad Andrius buvo visiškai tam aklas ir nenorėjo ką nors keisti. Pavyzdžiui, aš čia kalbu dabar, kai mes buvome Europos parlamente prieš 4 metus. Bet šiuo momentu. Bet prieš tai, kaip aš dirbau jau patarėję socialinės politikos klausimais, tai, žinoma, Ingrida buvo ekonominės ir čia buvo ekonomika, tuo metu buvo svarbiausias dalykas, tai čia ekonomika ir jinai tikrai buvo pagrindinė patarėja tuo klausimu jam. Ir jinai gera buvo. Jo labai. Ir aš labai ją mėgstu, aš irgi jai pritariu, aš už ją balsavau, vienu žodžiu, absoliučiai. Bet man, ir tuo metu mes svarstėm, ką daryti, nes reikėjo karpyti išlaidas. Ir ten pensijas, ir algas, ir visa kita. Ir iš tikrųjų ten svarstėm ir papuolėm į bėdą dėl to, kad Kubilius norėjo padėti labiau vargstantiems. Vienu žodžiu, mes neproporcingai
mažinom algas, neproporcingai mažinom, pagal kaip ten parašyta, neproporcingai mažinom pensijas ir dėl to Konstitucinis teismas galų gale pasakė, kad reikia gražinti, o gražinom mes tiems, kuriems mažiau reikėjo, nes mes nenorėjom nukirpti patiems mažiausiems. Ir tai šičia, tai sakau, tai čia buvo socialinis jautrumas iš jo pusės, bet irgi jis jau žinojo ir Ingrida matė, kad čia bus bėdų su Konstituciniu teismu, bet vis tiek tam laikotarpiui praeiti. Bet Konstitucinis vyko vėliau ir tą momentą buvo galima išgyventi. Logikos buvo. Ten buvo vienas dalykas, kur tikrai, aš nežinau, kaip jūs vertinat, kurio aš niekad neprimiau ir kategoriškai traktuoju. Pas mus Lietuvoje nedarbo pašalpa ir bedarbio draudimo išmoka vadina vienu bendru nedarbo pašalpa. Tie jauni žmonės, kurie tuo metu prieš krizę 7-8 gaudavo finansų sektoriuje didelės algas ir mokėjo didelės draudimo išmokas nedarbo įstatymiškai, jiems buvo nukirpta iš karto per pusę, nuo 1051 lito iki šiai. Žinot, kuo baigėsi daugeliu? Aš tiesiog mano mokinių buvo tame tarpe. Jie buvo puikūs finansistai, dirbo bankuose, viską labai tvarkingai gyveno. Staiga jie netenka darbo dėl krizės. Ir be darbo pašalpo jiems per pusę nukerta. Ir ką jie daro, jie išvažiuoja į vakarus. Todėl, kad jie praktiškai visi turėjo tuo metu būsto paskolą. Ir ta būsto paskola būtų juos išsaugojus Lietuvoje, jeigu būtų gavę savo tą 1000. Bet su 6 jie jau liko visiškai. Aš pažįstu 3. Va čia buvo labai neatsakinga. Kartais labai sunku viską išvelgti. Bet aš parašiau, žinokit, tais laikais tai vyriausybė ir jūs joje ten buvote. Bet tada būtų reikėję keisti įstatymą, kaip ten skaičiuojama tos... Žiūrėkit, bet įstatymų paėmė per pusę ir nurėžė. Pakeitė. Žiūrėkit, kada aš visą laiką tai sakau taip, jeigu aš su draudimo kompanija sudariau sutartį, kad jeigu man nulūž koja, jie mokės 2000, ar ten, nežinau, ko nors, ar 500, taip, tai aš taip tikiuosi, kad lūžus koja įmokės, o nesakys, žiūrėkit, buvo labai slidus, daug kojų nulūžo. Bet vienas dalykas, ir čia socialinis draudimas, nes čia irgi yra socialinis draudimas, tai negali būti toks pat kaip vienu žodžiu privataus sektoriaus draudimas. Dėl to, kad jis iš tikrųjų nėra draudimas, jį vadina draudimu, bet jis nėra draudimas. Jis tai yra pašalpa, bet pašalpa vadinti nieks nenorėtų. Žiūrėkite, vadina pašalpa ir kas įdomu Lietuvoje, ir čia tarp kitko nesutikčiau su jumis, Skirma, žiūrėkite, pas mus pašalpa nedarbo gauna ir tas, kuris niekad padoriai nedirbo. Jinai kitaip skaičiuojama, taip toliau, jis eina užimtumo tarnybą ir gauna nedarbo pašalpą. Ir tas, kuris... Jis tam tikras sąlygas. Taip, tam tikras ir jie visi kartu susilygina. Ir tada išeina tas, kuris ir... Aš tarp kitko ir tokių žinau nemažai atvejų, kadangi aš esu tas žmogus, kuris vis dėlto labai važinėja visur ir visada kalbasi su taip paprastai žmonėmis. Ką jūs sakėt? Aš pažįstu daugybę paprastų žmonių. Žinokite, kai kas labai gerai naudojasi tom nedarbo pašalpom, užimtumu, pasidalina su darbuotojais. Bet čia yra dabar socialinės politikos problema, kadangi neduoda jiems kitos išeities. Ir aš pasakysiu dar vienas dalykas, kad čia mes jau palėtėm aibę visokių temų, bet švietimo sistema čia irgi kalta. Čia yra švietimo sistema kalta dėl to, kad tikrai yra ta neligybė prasideda nuo švietimo sistemos. Ta neligybė prasideda nuo švietimo sistemos ir gilėja. Ir tada nuo komunikacijų, nuo vieno žodžio gebėjimo važiuoti iš vienos vietos į kitą, to darbo ieškoti, iš viso turėti, kaip aš nuvažiuosiu iš kažkokio kaimo, kur nėra nei autobusų, į kažkur ten darbo ieškoti. Jeigu aš, pavyzdžiui, nuvažiavęs į Vilnių, neturiu kur apsistoti, neturiu kur būti. Tai nėra tokios pagalbos, kur padėtų žmonėms įsikapstyti, ką mes Amerikoje padarėm. Bet aš pasakysiu, kad net ką mes Amerikoje padarėm, buvo labai labai gerai, puikiai veikia, net ir visi liberalai pripažino, kad čia iki tol, kol buvo didelis nedarbas. Nes kai buvo didelis nedarbas, nebuvo įmanoma įdarbinti tų, kur bando iš pašalpų vienu žodžiu nueiti. Tai ir tada staiga ta sistema nelabai gerai veikia. Tai reikėjo vėl tada... Čia ir yra, tai kai aš pasakiau tą žodį ideologijos, kad tu visą laiką turi būti realybėje, o ne savo knygutėje. Tu turi žiūrėti, kas tuo momentu vyksta. Tas ir yra klausimas. Kaip tas skirtumas tarp to? Iš tikrųjų, mes turime daugiau pinigų kaip valstybė, taip uždirba, mes turime ekonomiką veikiančią, bet visiškai tai neperauga į socialinį, kaip sakyti, teisingumą arba... Dėl to, kad yra
Dėl vienų darbų vienaip mokama ir nepadedama jiems kažkaip kitaip Bet čia ar tik persikvalifikuoti. tai mokesčių reforma padėtų, ar čia Ne. padėtų kažkokia socialinė vat sistema? Jo, Čia yra mentalinės Ir problemos. tas mokesčių, dėl mokesčių, tai kas mane labiausiai kaip Aha. amerikietė žaidžia čia Aha. Lietuvoje, tai yra tas pridėtinis vertės mokesčius. Netokio regresinio mokesčio, kaip pridėtinis vertės, tai nėra. Ir ten kalbant apie visą mokesčių sistemos pertvarką, Taip. tai tas PVM-as, aš jau iškart, gerai, kad dar kelia vis tą neapmokestinimo pajamų lygį. Nes čia dalinai sustabdo tą regresiją, bet tik dalinai. Bet PVM yra toks aukštas, 20% ar 23%. 21. Ir Žiūrėkite. ten mokėti šitą žmonėms, kurie apskritai neturi pinigų, o tai vienu žodžiu čia yra labai regresinis. Bet mokestis. žiūrėkite, bet aš jums noriu, tai iš to, ką mes šnekėjom. Jo. Prieš 15 kokių metų buvo tokia diskusija. Aš kažkur pasakiau, kad PVM yra regresinis mokestis. Kas yra vadovėlis? Tiems, kas nežinot, kas yra regresinis, tai reiškia, kuo tavo pajamos, žodžiu, atvirkščiai negu progresinis. Jeigu tu turėtum prie progresinių, turėdamas didesnės pajamas mokėti mažiau, tai šiuo atveju, kuo tavo pajamos mažesnės, tuo tau bus ir blogiau. Galima išaiškinti, kodėl. Ir žinot, ką man pasakė, ir tas buvo televizijos laidoje, ir aš buvau labai išjuokta, todėl kad Nausėda pasakė, kurį labai beje rėmė Adamkus ir įkišo mums, jį tiesiog padovanojo, geras žmogus padovanojo mums nuostabų prezidentą, ir Nausėda pasakė, čia reikia taip jau neišmanyti nieko, kad kalbėt, kad PVM yra regresinis mokestis. Čia Nausėdos citata. Aš jų turiu daug, aš parašysiu knygą, kaip ten viskas atrodo. Suprantate, ir čia problema ne Nausėdai. Čia problema yra visuomenės, kai sakai, mentalo lygyje, supratime. Visuomenė neturi žurnalistų. Dabar tai išvis žurnalistai virto influenceriais, moralistais. Jie visą laiką moko, moralę tikrina ten čekučius, bet jie neturi jokio supratimo, kas yra kalbama. Ir, absoliuti dauguma, aš dabar gal tik vieną Edvardą Savicką iš ekonominių galiu pasakyti, aš noriu, jūs skaitote, jis vertas dėmesio, tiesiog LRT dabar dirba, jo tekstas bus A, B, C, žmogus supranta, ką rašo, daugiau nėra. Ir tada visuomenė lieka, ir čia to švietimo klausimas, jinai lieka tuščiai erdvėj. Ir ji tada negali, jei niekas nepasako, kurioje logikoje, kas yra gerai ir blogai, ir, nes visur yra gal kažko tai, taip. Tai man tai visada žiauriai trūksta to intelektualinio lygio. Tai trūksta kaip ne ekonomistui to dalyko, kad pavyzdžiui, mokesčių reforma yra tarsi, bet kuri mokesčių reforma, čia mūsų vyriausybės taip pat man labai daug kėlė klausimų, yra tarsi ekonominio švietimo, kaip sakyti, laikas. Ta prasme, kaip rinkimai turėtų būti politikos laikas, tai mokesčių reforma turėtų būti, per ją turėtų būti man išaiškinta, kas yra, kokie mokesčiai, pakeitimas, kokios alternatyvos yra, kas iš viso, ta prasme, visi turėtume tapti ekonomiškai labiau išprūtę. Bet tame problema yra, kad aš dabar, kai klausausi, ir ypač dabar pasisakymus viešai, aš matau absoliutų degradavimą tame, nes yra sakoma, aš nenoriu mokėti daugiau mokesčių, nes viskas bus blogai. Ir kažkas, nes ar tu esi advokatas, ar tu esi ten daug uždirbantis, sakai, aš nenoriu, nes niekas nenori mokėti, nes niekas nenori mokėti mokesčių. Ir tada gaunasi tas toks kalbėjimas, kaip ir apie nekilnojamą turtą, aš nenoriu mokėti mokesčių ir tada aš ieškau priežasčių, kodėl man jų nemokėti. Bet iš kažkokio supratimo, bendro, kaip jūs sakote, regresinis mokestis, progresinis, nėra. Yra pasaulyje struktūros. Įvairūs think tankai, normalūs žurnalistai, politologai, kurie nemoralizuoja, o aiškina vieno ar kito politiko pasiekmes. Taip, bet jie neturi išsilavinimo. Jastramskis paskaičiuoja ten kažkokias tai klėdesingas, matematikos fakultete ekonometrus mokė, kaip negalima skaičiuoti tam tikrų išvestinių ir sureitinguoja politikus. Jo klausė, jis man davė per Europos parlamento rinkimus 1,6, jo lentelė taip parodė. Čia apie tą patį. Jastramskis mėgsta, jis ten paskaičiuoja ekonometrinės lygtis. Kaip jos ten veikia, tai čia yra. Ir suprantat, ir tada jisai man duoda 1,6, aš gaunu 6,4, kas yra gerokai.
Ir tada jisai jo klausė, sako, kaip čia suprast Malteikienę, o čia sako charizma. Tai aš dabar visada sakau, charizma atsivėrė tą naktį. Atėjo žmonės, pamatė mano veiduką, sako, čia yra charizma. Klausykit, kad čia 30 metų juodo darbo, tai suprantate, tai vat mes į tą matematiką įkrentame tokią pigią matematiką ir politologai pigią matematiką kažką labai pafilosofina. Toliau. Lietuvoje nėra mados pasakyti žurnalistų ir politologui savo politinių pažiūrų, nes jie yra aukščiau. O iš tiesų, žiūrėkite, nuo Tapinų iki Davidonyčių gyvena iš individualios veiklos, ar ne? Ir įkyriai man kiša savo produktą su 40% nuolaida Tapinas, jau mėnuo mirštų jogais, pardavinėja savo mintis su 40% nuolaida. Ir tada moka mažus mokesčius, nes individuali veikla, taip? Nu, žurnalistai kiek laiko mokėjo ir tada interesai išlenda. Ir išsilavinimas prastas ir interesai. Jie nesuinteresuoti. Jums turbūt sakė kažkas, kad Aistės neėmė teksto, Adomavičienės Skurdo apie mokesčius. Šitą, iš tikrųjų, tai aš pasakysiu, kad čia tai yra demokratijos. Čia yra Dėl to, kad visi politikai viską suprastų apie ekonomiką, taip, kad jie galėtų paaiškinti žmonėms, kam yra reikalas. Tai yra reikia dirbti. Ne, aš apie tą ir kalbu problemą, kad pavyzdžiui, ir per praeitą mokesčių reformą, ir taip, aš pat kai buvau politikas Seime, tai kiek aš bandžiau suprasti, tiek aš bandau suprasti. Bet būtent kad man sugebėtų kažkas tai, normaliai paaiškinti, kodėl, sakom, labai reikia dabar šitą daryti, žinokit, dabar reikia kelti PVM tam arba mažinti PVM tam. Ir sako, žinokit, čia ekonomiškai labai viskas taip pagrįsta, nes kitaip bus viskas blogai. Arba kitaip, palaukit, o kodėl bus taip, bet niekas nesima, ta prasme, visi nori primesti kažkokią tai tą savo tiesą atėjęs, vietoj to, kad jis norėtų diskusiją, sakytų, yra alternatyva, yra tokia, sakysim, jeigu mes keliam tą jeigu yra ta, čia ekonomikos teorija, ta, ką sako Aušra, yra ekonominė kažkokia tai diskusija. Vietoj tos yra daugiau toks pasakymas, dėja ir prie konservatorių, bet lygiai tą patį, matome, aš jau galvoju, dabar sakėme, prasta komunikacija, pasimokysi iš klaidų, bet dabar, kai ateina irgi koks nors finansų ministras ir sako, man naktį atėjo apšvietimas, darysim reformą nuo šiol, taip ir taip, ir kažkaip tai, ir visas, taip, tai chemikams gali būti, Mendelėjevas ar kažkas buvo prisapnavęs lentelę, tai čia gal reformą galima. Ne, jis neprisapnavęs, sakė, prieš porą valandų man taip nušvito, jis pasakė. Taip ir pasakė. Taip, sakė, man nušvito šitą, ką galima padaryti. Tai atsiranda ir tada iš tiesų, kaip sakyti, problema kalba ne tai, kad, žinote, aš apie politikų neapsišvietimą, bet problema, ką mes ir su Aiste, kai kalbėjome, problema lieka tie patys paprasti žmonės, bet skurstantys žmonės, kuriem šita reforma prasidėjo tarsi dėl gynybos, dabar dėl dar kažkur tai, bet niekas nekalba, kad, pavyzdžiui, Lietuva po jos bus teisingesnė, sakysime, socialinės ten kokia nelygybė bus mažesnė ir svarbiausia, kad mes neįgalinsim tų žmonių, kurie yra, čia svarbiausia, kaip įgalinti. Aš pasakyti dar vieną problemą, kur man tikrai visuomet, tai yra, kad politikai per rinkiminę kampaniją nuolat kalba apie socialinę politiką ir apie žmonės, ar ne? Nuolat kalba. O paskui, kaip jie ateina į valdžią, jiems socialinė politika paskutiniai vietoje. Ir ten jau į tą ministeriją skiria irgi, vienu žodžiu, jau neprestižinių čia ta ministerija. Ir jie tą socialinę politiką pamiršta. Jie pamiršta. Ir aš dabar užmiršau, ar čia Reginas, ar čia kas kitas, bet mano politinėje karjeroje kažkas yra pasakęs, visa politika yra socialinė politika. Taip. Absoliučiai. Ir socialinė politika, vienu žodžiu, visos politikos turi būti nukreiptas į socialinę politiką. Ir čia čia iš tikrųjų Kopenhagos tas deklaracija, kur 95 metais buvo priimta, tai įpareigojo Lietuvą sukurti strategiją skurdo įveikimui, įpareigojo visas Europos šalis. Aš praleidau, reiks išsiaiškinti. Jo, mes turėjom sukurti komitetą, kuris, vienu žodžiu, Lietuva turėjo sukurti komitetą, kuris ten aiškintųsi dėl skurdo. Bet Brazauskas nieko neveikė. Brazauskas buvo ten, pasirašė tą deklaraciją.
Ir tada Darius Kuolys atrado, kad čia yra mūsų įsipareigojimas ir mes Aha. turim ką nors daryti. Tai ir Adamkui tas irgi rūpėjo, kaip ir pilietinės visuomenės skatinimas, ypatingai pilietinės visuomenės skatinimas, nevyriausybinio organizacijų skatinimas. Tai aš buvau jo koordinatorė, bet mes paėmėm ir iš mano patirties Amerikoje, mes paėmėm iš kiekvienos ministerijos atstovą, kad kurtų tą strategiją. Nes ir Žemės ūkio ministerija turi, ir UNDP finansavo, Jungtinės tautos finansavo šitą projektą ir visus metus Degutienė tada vadovavo, bet mes ministrų lygyje iš tikrųjų sugebėjome surinkti tada, nes dar prezidentas turėjo autoritetą ir taip toliau. Ir mes tada surašėm tą pirmą, nebuvo tobula, bet pirmą strategiją, kaip įveikti skurdą. Ir tada ten irgi, sakau, netobulumų buvo, bet iš tikrųjų labai didelė dalį, bet tada jau konservatoriai buvo išeinantis ir tada, bet socdemai į savo programą įrašė didelę dalį to, ką mes buvom sukūrę. Jo. Ir įrašė daug tų punktų. Tai vienu žodžiu pradžia buvo. Čia kurie metai? Čia... Ne. 90... Ne, palaukite. Čia yra pirma kadencija. Jo. Arba 99, arba 2000. Čia yra pirma kadencija. Ir konservatoriai buvo dar. Ir nereikia pamiršti, kad Paksas yra konservatorių. Ne, bet kaip... Ta prasme, nereikia... Taip viską, jaunimas, žinok, nebežino. Ne, buvo jau baiginėja. Nebaiginėja. Taip, baiginėjo, kol mes pasiekėm Seimui. Taip, o tada atėjo liberalai su tuo pačiu Paksu. Atėjo socdemai, man atrodo. Ne, liberalai. Čia, man atrodo, kalbama apie tą laikotarpį, kai buvo ta modernioji politika. Vadinkime, kai atėjo darbo partija, kai atėjo socdemai ir liberalai. Liberalai. Ir vadovavo Paksas, bet jau tapęs iš konservatoriaus liberalų. Bet iš tikrųjų tai socdemų balsai nulėmė, kad čia būtų įtraukta socdemų programą. Ir tai aš skaičiau, kad čia yra tikras laimėjimas, kad mes sugebėjome. Taip, aš manau, kad taip, bet aš kažkaip šitą praleidau. Bet paskui, aš sakau, ir tie netobulumai, vienu žodžiu, jie niekada nebuvo pilnai ištobulinti, bet man buvo juokinga, čia tikrai buvo juokinga, nes mes kaip vaikščiojom su UNDP atstovė, tada buvo Čihan Sultanoglu, į ministerijas, įkalbėdami, ką jie turėtų daryti, pavyzdžiui, ten dėl skurdo kaimuose. Mes su Žemės ūkio ministerija kiek kalbėjom, kad jie yra atsakingi irgi už skurdą ten kaime. Tai ką jūs? Iš viso jie apie skurdą nieko nenori girdėti, jiems tik verslas rūpi. Nes jiems 10 metų kali į galvą, kad verslas viską išlaiko. Dar reikėjo juos įtikinėti, kad yra jų pareiga irgi ką nors daryti dėl skurdo. Jie paskui ten pradėjo kažką daryti. Ir visus ministerijos, švietimo ministerija tą patį. Švietimo. Nes man, pavyzdžiui, tas ir įdomu, jau čia mes beveik baigiam pokalbį, aš suprantu, bet kad viskas atsiremia, kaip sakyti, mūsų logikoje, kas yra svarbiausias ministras. Yra finansų ministras, taip atsiremia, ir finansų ministras sprendžia, jis pasižiūri, kaip jam atrodo skaičiai, ir tada ateini pas finansų ministrą ir sakai, žiūrėkit, dabar yra labai skurdo problema, tos organizacijos krenta. Sako, taip, bet man, žinai, skaičiai maždaug tenai nesusieina, ir tada man nelabai rūpi tenai tikrovė, kuri ten pasilaiko, ar ten pacientų teisų laikymas, ar dar kažkas, nes sako, nes skaičiai yra kitokie, o žinokit, ir apskritai sako, socialinė politika labai brangiai kainuoja. Socialinė politika, čia ne vienas finansų ministras, bet jis taip yra pasakęs maždaug, socialinė politika labai brangi. Ir tada tu supranti, kad yra toks, man logika buvo ir prieš ateinant iš Seimo toks buvo supratimas, kad, žmonės brangiai kainuoja, bet aš palaukit, bet kam tada egzistuoja valstybė, jeigu ne žmonėm. Tai tas yra. Ir kartais atrodo, kad tas biudžetas savitikslis. Ir man lygiai taip pat atrodo dabar, ypač irgi, kai išėjau iš Seimo ir vėl žiūriu šoną ir žiūriu darbotvarkės. Pirmiausiai Seimo darbotvarkės ir galvoju apie žmonių darbotvarkės. Jokio nėra kažkokios tai sąsajos. Kažką tai Seimas gali ten svarstyti klausimus, kurie nėra pagal atitikimą. Nėra tai klausimai, kurie dabar, pavyzdžiui, dabar labai trūksta ir trūks greitai labai gydytojų, slaugytojų, mokytojų, kurios
teiktų labai vat spręs ir staiga žiūri darbotvarkės ir atrasi Seime kažką panašaus, ne, tu atrasi geriausiu atveju ar su šaumu važiuoti tenai, ar ne su šaumu ir šitas yra diskusija tęsiasi 3 mėnesius. Tvarko, tu turi diskusija būti gerovės valstybė ir sakyčiau, tokia diskusija yra gera, bet dabar, kai yra toks vat skurdo lygis ar kitas, tai man atrodo labai keista. Sunkias problemas yra sunku spręsti, tai politikai nori ką nors turėti kažkokius laimėjimus, vienu žodžiu. Tai... Nepamirškai paprasto dalyko. Jeigu tu pradedi kalbėti, čia yra mano asmeninė patirtis Seime. Aš, pavyzdžiui, prieš socialinės įmonės kovojau. Nu, nes pasima pinigus iš Europos, kol duoda išmoką Europą, tą žmogų laiko, atseit pusę metų, kad jis integruotųsi, o tada jį išmeta pasima. Ai, tokios socialinės. Taip, čia yra siaubo filmas. Žinot, kuo viskas baigėsi? Tuo, kad iš manęs tyčiojosi visos žiniasklaidos priemonės. Ir aiškino, Maldeikienė nori atimti paskutinį kąsnį duonos. Todėl, kad niekas nenori gilintis. Yra socialinė įmonė, duoda pinigų, priima į darbą. Ir tu visą laiką gyveni ant įtampos ribos. Supranti, vat, aš ta prasme suprantu politikus, kodėl jie šeka, nes jiems reikia būti išrinktiems. Nu jo, bet dabar, pavyzdžiui, net ir su pačiom socialiniam įmonėm, man labai įdomus dalykas. Netobulą, bet palaukit, kariškė susitvarkė, jeigu, pavyzdžiui, pasodėmus, kurie turėtų tarsi, vat, kaip tik rūpinti socialiniais žmonių, vis grįžta tos idėjos, o gal kaip nors galima atstatyti, nes dabar, vat, žinau, vat, užimtumo tarnybos... Kad tai jų versliukas, nuo to kurio akla padėjėja važinėjo su džipu po Šiaulius. Tai, ta prasme, čia jų versliukai. Gerai, bet tada skirimo dar reikia porą minučių, dabar po paskutinių, tai Aušra, jeigu ką nors pasakyk, kad... Paskutinis klausimas yra tas, kuris man iš tikrųjų yra įdomu. Ką jūs savo dabar pasakytumėt, jeigu jūs išeinat, baigėt mokyklą, sugalvojot stoti Harvardą, nes sesutė mokosi, ar studijuotumėt antrą kartą gyvenime istoriją? Aš nežinau. Čia iš tikrųjų pasakysiu tiesai, nes aš negaliu dabar nukelti save su savo žiniomis į tada. Tai tada aš tikriausiai lygiai tą patį būčiau sprendusi. Nes tada... Bet jeigu, jūs turite tas žinias, ką jūs eitumėte daryti? Imam visiškai hipotetinę situaciją. Imagination. Ką dabar aš metį skirmą studijuoti? Turbūt psichologija. Aš laimingas žmogus, aš tą patį. Arba dar psichologija galbūt, aš pabandyčiau, bet taip pat mane labai domina gamta ir galbūt botanikė arba vieno žodžio, botanikė, man labai augalai įdomus. Bet čia grinai, nes aš ir dabar. Bet pagal mano gebėjimus aš tikriausiai turėjau būti redaktorė, nes aš... sugebu redaguoti ir aš šito neįvertinau. Mane net viena labai garsi leidykla Amerikoje iš 13 žmonių ten davė visokius testus ir taip toliau ir pasamdė, būtų samdžiusi, bet aš ėjau į kitą darbą, bet aš nepriėmiau to jų siūlymo būti redaktorė knygų, nes aš anglų kalbą taip puikiai moku ir aš moku skaityti korektūras ir aš moku skaityti, vienu žodžiu, aš labai dėl tokių detalių man ir taip smagu skaityti tokius dalykus, kad aš tikrai, man atrodo, kad gal man būtų nusibodę, bet man profesija tai pagal gebėjimus, tai labiausiai tiktų būtent redaktoris, o pagal tokius polinkius, tai psichologija arba botanika. Labai įdomus atsakymas. Tavo klausimas. Mano klausimas, tai tik tai aš galvoju, kad net ne tiek klausimas, kad politikoje ar apskritai viešajam gyvenime mums labai reikia daug redaktorių. Ir redaktorių, kodėl, nes redaktorius gali būti nuoseklus, redaktoriui reikia sąryšingumo, ta prasme surišti. Ir dar vienas svarbiausias dalykas - atskirti detalės nuo esmės, atskirti, kas yra pasakoma. Tai man atrodo, nes šiandien mes gyvename informacijos pertekliaus situacijoje, kai labai mums reikia redaktorių, reikia žmonių, kurie neštų melagienas, nepaverstų viską triukšmu. Redaktorius tai yra tas, kuris, man atrodo, kaip ir politiko turėtų būti sugebėjimas iš triukšmo daryti garsą, būtent iš triukšmo grąžinti. Garsą yra. Tai šiuo atveju, ir aš labai džiaugiuosi, kad man, šiandien jūsų paklausėm turbūt 10 ko norėjom paklausti, bet... Jūs dar ateisit rudenį. Žiūrėkit. To, ką jūs pasakėte,
pasakėte, tai va, atsiprašau. Padovanok. Taip, Gėlytės. Čia gėlytės gerai, yra bet iš skirtingos. to, ką jūs pasakėte, tai man atrodo labai daug, bent man, vat, būtent atsirado tame triukšme, galvojame, atsirado garso, tai aš labai esu dėkingas jums. Man irgi buvo labai